Šildymo kainą sostinėje prokurorų paprašė išskirti valstybinę energetikos komisiją, vietoj tyrimo gavo antpunkčiai. Prokurorai tyrimą pradėti atsisakė, o energetikos komisija apkaltino neveiklumu. Tudapilinovo praneša, kad drausminėn atsakomybėn... Armandai, prašyk, balsas. Nu, balsas. Užsimojus nubausti kaltuosius dėl to, kad šių gyventojai gavo rekordinės sąskaitas už šildymą, valstybinė energetikos inspekcija sulaukė prokurorų pareiškimo, kad jį pati dirbo atlaidžiai. Jie galėjo padaryti privalomą nurodymą, dėl perdavimo, dėl nuotolinio valdymo, galėjo atsakingą asmenį traukti administracinę atsakomybę, skirti baudą. Tai yra poveikio priemonė. Energetikos ministerijai pasiūlė energetikos inspekcijos veiklams. Ir jį reikia patraukti. Kaltų pasiūlė ieškoti ir Vilniaus savivaldybei. Pagal savivaldos įstatymą, pagal šeimos įstatymą, pagal vyriausybės nutarimą. Balsas, Armandai. Balsas. Taigi savivaldybė šituo atveju, manome, taip pat visiškai nusišalino nuo jų kontrolės. Armoškė? Armandai? Ай, pasakyk labas! Armandai, привет! Привет! Ну, помою. Armandai. Prokurorams turi pranešti per 20 dienų. Vis dėlto vyriausybės vadovas prokurorams kritikas